Taigi šiandien spręsime uždavinį, kiek iš šilumos, kuro degimo šilumos. Tai uždavinys mūsų klausia, kiek šilumos išsiskiria sudeginant 5000 kg akmens anglių. Taigi, mes pasirašome duomenų lentelę, pasikeisiu spalvą. Duomenų lentelė tai yra, ką mums reikia, kas mums uždavinyje duota, kokie dydžiai ir kokių mūsų dydžių klausia. Tai kiek šilumos išsiskiria sudeginant 5000 kg akmens anglių. Tai mūsų iš karto klausia, kiek šilumos. Tai reiškia, aš ieškosiu šilumos kiekio Q ir man duota 5000 kg akmens anglių. Tai man duota akmens anglių masė. Man duota akmens anglių masė, kad tai yra 5000 kg. Ir duota pačios akmens anglys. Tai reiškia, kad aš pasižiūriu į lentelę ir lentelėje pasiimu mano vertę kuro degimo šilumos, tas mano kuras duotas. Kad tai yra akmens anglys, tai aš lentelėje jas ir randu. Tai yra štai čia. Ir atkreipiu dėmesį, kad šita lentelė, kurią aš būtent naudoju, tai yra viršui duota, kad tai viskas turi būti padauginta iš 10⁶ džiaulių per kilogramą. Tai kuro degimo šilumą žymėsiu Q. Ir tai yra 27 kart 10⁶ džiaulių padalinta iš kilogramų. Nes šitomnys iš lentelės. Taigi, atsimenu savo formulę, kad kuro degimo šilumos, kad šilumos kiekis, kuris išsiskiria sudeginus kažkiek tai kuro, yra lygus šilumos kiekis. Atsimenu savo formulę, kad šilumos kiekis yra lygus, kiek turiu kuro, tai yra ta kuro masė, padauginus iš kiek šilumos išsiskiria sudeginus 1 kg to kuro. Tai yra padauginta iš kuro degimo šilumos. Tai ką aš darau? Aš vietoj M įsistatau 5000 kg, vietoj Q mažosios įsistatau 27 kart 10⁶ džiaulių iš kilogramo. Skaičiavus gaunu, kad tai yra 1,35 kart 10⁻². Tai jeigu ir matuojam šilumos kiekį džiauliais, gauname džiaulių. Tai reiškia, mano atsakymas šiam uždaviniui, kiek šilumos išsiskiria sudeginant 5000 kg akmens anglių, yra Q lygu 1,35 kart 10⁻² džiaulių. Tai pirmą perskaitėme uždavinį ir susižinojom, kas mums duota ir ką mums rasti. Tai čia yra pirmas mūsų žingsnis. Tada atsiminėm formulę, kad kuro degimo šiluma, yra masė kart Q. Primenu, kad Q mažąją randame iš lentelės. Ir įstatom skaičius ir gaunam atsakymus. Skaičiuojam su skaičiuotuvu ir mūsų atsakymas.